Leiskite su jumis pasidalinti savo labai seniais, asmeniniais prisiminimais apie tai, kaip kadaise aš leidau savo ankstyvosios jaunystės dienas ir kokių būtent nuotykių per tą laiką buvau patyręs. Dabar man metas būtų pakalbėti ir apie to meto savo paties mėgstamiausią muziką, o tiksliau, kokią būtent savo gyvenime garso kasetę tuo metu aš paskutinį kartą dar buvau spėjęs įsigyti, prieš pat man įsigijant kompaktinių diskų grotuvą kitąmet. Visiems, kas mane gerai pažįsta, tai nėra jokia ten paslaptis, kad nuo pat 1999 metų rudens mano pati mylimiausia muzikos grupė buvo vokiečių techno muzikos grupė Scooter. Aš pirkau visas iš eilės išleistas jų garso kasetes. O kai atėjo 2002 metų Liepos mėnuo, pirkau tuomet kažkurio aplinkinio miesto turguje tą naujausią Scooter kasetę, jų gyvo garso koncerto albumą Encore Live and Direct. Ji buvo įrašyta per grupės vieną tikrą koncertą, įvykusi Vokietijoje sausio mėnesį, drauge su papildoma nauja daina, Nesaja. Klausydavausi namuose tos kasetės dainų vakarais, kai didžioji dalis darbų lauke jau buvo nudirbta, bet šįkart buvo ir savų niuansų tame reikale, pasiskolinęs iš savo senelio jo naują magnetolą Philips, kadangi maniškė senoji magė DV. Tuomet jau nebeveikė, kasečių grotuvas buvo visai sugedęs. Taigi senelis tam neprieštaravo, ką noriu daryti, būdavo įdedu į grotuvo dėklą savo kasetę, paspaudžiu reikiamą mygtuką ir netrukus tuoj pat po mano kambarį pasipila trankus, greiti techno muzikos garsai. Kai kurios atnaujintos dainų versijos man tuomet tikrai labai patiko, kaip antai Call Me Manana, Fuck the Millennium ar I Shot the DJ. O ir tada Scooterių beveik naujausia daina vokiškai atliekama daina Am Fenster man jau buvo gerai žinoma iš prieš tai pirkto singlo Nesaja garso kasetės. Taigi taip sau vis ištisai ir klausydavausi namie tos paskutinės iš visų garso kasetės įrašų. 2002 metų Liepą štai kaip galėjo atrodyti tas gyvas, kontrastų kupinas 18-mečio vaikino vienaturčio ir jo senelio pokalbis kitame kambaryje, bei vėlesnis vidinis monologas svetainėje. Pokalbis senelio kambaryje, mainai dėl Philips magnetolos. Anūkas vienaturtis, seneli, bėda, man bėda iškilo. Mano senoji DV magė galutinai pasidavė, kasečių grotuvas visiškai nebesuka juostos. O aš ką tik miesto turguje nusipirkau naują Scooter koncertinį albumą Encore. Ar galėčiau pasiskolinti tavo naująjį Philips, kur prie tavo lovos ant stalelio pastoviai stovi? Pažadu saugoti, elgtis atsargiai ir nesugadinti. Ir savo muzikos su ją pasiklausyti. Senelis apsidairo savo kambaryje, pažiūri į blizgantį pilką aparatą, na nežinau anūkėlį. Mano Philipsas turi tą full autostop funkciją, gerą tone control tembro reguliavimą, o tugi paleisi savo tuos trankius, greitus jaunatviškus techno ritmus. Man nuo to tavo bumsinimo langų stiklai dreba. Anūkas vienaturtis, seneli, na būk žmogus. Aš juk vienaturtis, tavo vienintelis anūkas, neturiu su kuo daugiau pasidalinti tuo džiaugsmu. Klausysiu savo kambaryje, užsidarysiu duris, labai garsiai neleisiu. Be to ir tėvų dabar gryčioje juk nėra, laisvas man plotas kietai muzikai. Vakaras jau visi lauko darbai sode ir darže nudirbti, nusipelniau šiek tiek atsipūsti. Senelis atsidūsta, bet nusišypso, gerai jau, imk. Žinau, kaip tau ta muzika labai rūpi nuo pat 99-ųjų. Jau kad pradėjai pirkti iš eilės visas kasetes, tai pradėjai. Atsimenu dar užpernai, vos tik grįžęs iš mokyklos namo, anoje pusėje durų prieš pat įeidamas gryčion jau garsiai rėkdavai, I'll am your pusher. Tik mygtukus spausk švelniai, to rekordinimo įrašymo neprispaudinėk, kad kasetės nesugadintum. Ir kad po valandos viskas būtų grąžinta į vietą. Anūkas vienaturtis, ačiū, seneli. Tu geriausias. Laukite vokiečių muzikos galingos invazijos į mano kambarį. Vidinis monologas namų svetainėje, techno ritmų ir dūžių ekstazė. Vaikinas vienaturtis sėdi prie stalo priešais langą, pro kurį plūsta šilta 2002 metų Liepos vakaro šiluma. Ant stalo stovi pasiskolintas Philips grotuvas. Vaikinas rankose laiko įskleistą Encore Live and Direct kasetės popierėlį su dainų sąrašu, stebi besisukančią juostą ir linguoja į taktą. O, taip.
Negaliu sustoti pripažinęs, kad ši perdaryta Scooter daina skamba daug geriau. Tas gyvo garso koncertinis prieskonis, minios rėkimas fone, tiesiog kosmosas. Philips tembro reguliavimas daro stebuklus, bosai kala kur kas švariau nei mano senajame lauže. Iš kolonėlių pasigirsta kurtinantis minios ošimas ir staiga per visą kambarį trenkia firminis Baxterio balsas. Yeah. Posi. I need you on the floor. Eina sau, kokia energija. Pašiurpsta oda. O dabar iškart prasideda ta pati geriausia atkarpa. So call me manana, manana yeah. Manana. Here we go, kaip gerai jis užveda publiką. Šitas kūrinys dabar skamba visiškai naujai, daug trankiau nei studijinė versija. Juosta sukasi toliau, o HP vėl paleidžia gerklę į mikrofoną. Yeah. We come to rock this place. It's the Scooter back in trace. 1, 2, 3, fire. Ir tada, kad trenkia galingi bosai. Štai čia tai jėga. Šitas albumas tiesiog varo iš proto. Kur dar Fuck the Millennium su jo rėkimu Come on, Bring the beat back, ar I shot the DJ. Po visos dienos darbų darže, ar kur kitur, geriausias atgimimas. Gerai, kad į sąrašą įmetė ir tą pačią Am Fenster. Nors daina vokiška ir ją jau mintinai moku iš Nesaja singlo kasetės, kurią jau nuo gegužės mėnesio irgi turiu įsigijęs, bet šiame koncerte jį įgauna visai kitą svorį. Ta dūdelių melodija, technoritmas ir Baxterio rėkimas Thank you, Germany. You are unbelievable tiesiog užhipnotizuoja. Na ir žinoma, bonusas pati Nesaja. Nuostabus kūrinys. Tik keistas jausmas vis užplūsta. Jaučiu, kad ši kasetė bus paskutinė mano kolekcijoje. Draugai klasiokai dar Salamiesčio mokykloje man vis kalbėdavo būtent apie tai, kad patys turi irgi tą daiktą, tad kitąmet man jau tikrai reikės pirkti kompaktinių diskų, CD, grotuvą, technologijos eina į priekį, kasetės tampa istorija. Nėra ko čia man vis būti vieninteliams atsilikusiam, tik su kasetiniu mageliu pašonėje. Bet ši liepa, šis sunešiotas turguje pirktas popierėlis, Baxterio Wicked. Šūksniai ir senelio Philips magnetola man visada asocijuosi su tikrąja ankstyvosios jaunystės laisve. Reikia persukti juostą į pradžią ir paklausyti dar kartą, kol senelis nepasigedo savo magės, o tie skūteriai ir toliau vis dar tebėra tikrai kieti, kiečiausi.